Armageddon, naujasis Prolimatech aušintuvas, naujas plonas dizainas, neužstoja ramo, taip pat geriau aušina motininės čipsetą. Išskirtinai yra suderinimas tik su 140 mm ventiliatoriais, naudoja naują montavimo sistemą. Uždedam kabliukus ant savo fano ir paprasčiausiai jį prispaudžiame. Na ir štai turime porą Fobia 140 mm fanų, taip pat vieną noktuvo gale. Uždaras korpusas, kaip jį naudotume kasdien. Štai turime Intel i7 procesorių, paspartintą iki 4 GHz. Ir dabar sukasi Prime 95 testas. Paprastai turėjom apie 40 laipsnių. Šiuo metu temperatūra pakilo iki 70. Ir pažiūrėsime, kokius rezultatus gausime dar po keletos minučių. Vienas malonumas dirbti su nauja montavimo sistema. Vos porą spragtelėjimų ir štai jau turime naujus Fractal Design ventiliatorius. Ir paskutinysis bandymas su Aerocool V14 fanais. Kadangi Aqua Tuningas atsiuntė ne tik 140, bet ir krūvą 120 mm fanų, tai porą pabandžiau įsidėti priekį. Visi Fobia fanai dirba labai tyliai, praktiškai nesigirdi. Deja, dabar to negaliu parodyti, nes pagrindinis triukšmautojas sėdi čia, AT585. Ir jos vienos užimas užgožia visus 5 ar net 6 fanus kartu sudėjus.